Tiek brangiai, mes turim skambutį. Klausome jūsų. Kas paskambinot? Labą dieną. Labą. Čia Edvardas iš Kauno skambina. Aš skambinu dėl to, kad suprantat, tiesiog pas mumi elektros gamykla gamino variklius elektros ir tuos elektros variklius, kadangi nustojo gamyti, yra karuselinės staklės, yra pas mumi liejimas Kaune, viskas yra Kaune. Galime mes paprasčiausia nukopijuoti bet kokį generatorių ar gauti leidimą juos gaminti, pagaminti generatorius ir visiškai pigiai kainuotų tos elektrinės vėjo jėgainės. O dabar, tai suprantat, tą gamyklą išparduos, į metalą laužą visas stakles, viską ir galų gale, suprantat, pirksim generatorius, mokėsim vėl nežino kokią sumą. Taigi įmanoma gaminti patiems generatorius, ką mes gaminom variklius, nesugebėsim generatorių pagaminti. Aš pats irgi inžinierius. Puikiausia suprantu, kad galim generatorius pagaminti ir gan pigiai. Ačiū labai. Vėlgi kalbam apie vėjo jėgainės, bet jūs nesiūlote. Aš žinau, mano kaimynas, čia ant kalno kito pasistatė tokį vėjo malūną, bet jam niekada gyvenimis neatsipirks. Žaisliniam proto lavinimui tinka. Dabar ką siūlau kaip tik gamyklai daryti? Su profesorium Šuryginu susirašinėjau iš Tomsko universiteto, kuris išrado elektros variklį, kurio naudingo veiksmo koeficientas 40. Ir jis neprieštarauja energijos tvarumo dėsniams. Va kas įdomiausia. Korifėjus mes jiems įrodysim, kad neprieštarauja. O kodėlgi neprieštarauja? Pasirodo, ten panaikinama priešpriešinė elektrovaros jėga. Va kas darosi. Ir automobiliai įstačius tokį variklį, kuris 1 kilovatą iš akumuliatoriaus paėmęs duoda 40 kilovatų, tai yra gera mašina. Mes visas senas mašinas galim perdirbti su tokiais varikliais. Ir tie varikliai, skirtingai negu Perendevo, kuris išreklamuotas, labai paprasti, tai yra tie patys elektros varikliai. Tik panaikinta priešpriešinė elektros jėga. Aš įkviečiau į Lietuvą dirbti. Sako, man netinka klimatas, aš dirbu Bulgarijoje. Bet, sako, gaminti, va kitais metais parduodu licenciją. Kas trukdo iš Europos pinigų nupirkti vieną gerą daiktą, licenciją, pradėti gaminti kaip tik Kaune siūlomai gamyklai? Kas trukdo? Aš noriu paklausti. Aš tai manau, kad atsakymų nerasite, kadangi jeigu jums neatsako vyriausybė, neatsako ministrai,